Taigi grįžtame prie mėlynų stalų Alytuje. Prasideda moterų finalas. Lietuvos stalo teniso L klasikų dvi sesės finale. Kornelija daugkartinė Lietuvos čempionė ir Emilija Ryliškytė tamsiai mėlyna apranga. Sunku ką nors papasakoti, nes labai panašus žaidimo stiliai. Yra skirtumų, nedidelių skirtumų tarp jų, ką labiau mėgsta galbūt žaidime atlikti Emilija, o ką mėgsta Kornelija. Tačiau iš esmės manau, kad labiausia susitikimo eigą nulems psichologinė ir emocinė pusiausvyrą. Tai yra, ar pavyks, pavyzdžiui, Emilijai šiuo atveju galbūt labiau įeiti į tam tikrą psichologinę būseną, kuri būtų turbūt arti meditacijos kažkokios, kur ne tiek svarbus atskiri sprendimai, kiek bendras flow arba to žaidimo, kurį jinai nori žaisti, tekėjimas ir ramybė. Jinai susiduria turbūt su labiausia savo pažįstama varžove pasaulyje ir kartu su mylimiausia. Tai jeigu žaidime pavyks pasiekti tokią būseną, kai išnyks aš ir išnyks skirtumai, tai mes pamatysime turbūt tam tikrą stalo teniso poeziją. Labai gražiai ir sėkmingai startavo Emilija Ryliškytė. Sudėtinga yra Kornelijos Ryliškytės padėtis. Stiprus ego, aišku, atlaikytų ir 8 iš eilės čempionės titulą, kai sesuo jos kol kas nėra laimėjusi nei vieno, bet pasąmonėje vis tiek Kornelija greičiausiai. Ir aš esu įstikinęs, kad linkė sesė laimėti Lietuvos čempionatą. Ir iš esmės pavojinga yra turbūt tai, kad Kornelija gali tapti jos pagalbininkė, pati tiesiog nesugebėdama sustabdyti to jausmo. Jeigu Emilijai seksis artėti prie pirmojo Lietuvos čempionės titulo, vieną žingsnelį jinai jau žengė, laimėdama pirmąjį setą, vis tiek susitikimo metu pamatysime tam tikrą akimirką, kurioje jai reikės išdrįsti laimėti ir išdrįsti pasiimti tą pergalę, jeigu tai bus įmanoma ir tokią galimybę pavyks, jeigu jai tokią galimybę pavyks susikurti. Dabar pamatėme aukštesnį žaidimo bėgį, kurį turi Kornelija Ryliškytė. Man sunku įsivaizduoti, kad tas lygis yra įveikiamas kam nors Lietuvoje. Tai iš visų moterų stalo tenisininkų, jeigu jinai ir yra įveikiama, tai aš tikrai manyčiau, kad tik savo seserį. Bet sportas ne labdaros organizacija. Iš tikrųjų, tos pergalės turi būti siekiamas tikslingai. Ta ego vieta yra tikrai prasminga, būtent sporte. O Emilija, aš įsitikinęs, norėtų
gauti ne labdarą, o iškovoti pergalę. Taigi, let's fight. Du gerus taškus sužaidžia iš backhando, atidarydama žaidimą Emilija Ryliškytė, švelnina savo atsilikimą. Vėl į ataką po savo padavimo, kaip jai įprasta išeina Kornelija Ryliškytė. Vėl hook padavimas, kurį naudoja turbūt 95%. Štai dabar gynyboje tašką laimė Emilija Ryliškytė. Gan giliai pavyko pasiųsti kamuoliuką į patį stalo galą. Kornelija neužsėmė neteisingą padėtį. Lyg norėjo atlikti top spiną, bet paskutiniu metu galbūt persikėlė, nes atliko smešą, o tas smešas jau buvo nekoordinuotas. Nepavyko pastatyti kūno už kamuoliuko, kitaip sakant, jisai buvo numuštas tas kamuolys, bet neužtikrintas jo nusileidimas į kitą savo pusę. Greiti apsikeitimai mini topsas iš kairės. Sėkmingai baigęs Kornelijai. Truputį nuplaukė šitas smūgis iš backhando Emilijai. Galbūt šiek tiek ore būdama smūgiavo sportininkė. Labai gražiai prie stalo priėjusi gesina kamuoliuką laikom Emilija Ryliškytė. To šiandien matėme labai trūko jos varžovė Lukrecija Juknaitė, kuri stengdavosi blokuoti atsiųstą topspiną, siekdama kamuoliuko ir palenkdama kūną stipriai į priekį. Ir tokiu atveju jau kūnas virsta iš tikrųjų kaip medis nuo kojų. Ar nuo šaknų, kaip čia reikėtų sakyti. Dabar matome vėl. Labai gražiai išlaiko pusiausvyrą abi stalo tenisininkės ir čia matome labai gražų stalo tenisą. Pilnai atletika su kamuoliuku arba fektavimas, jis turi labai bendrų bruožų. Smūgiuojama tol, kol kažkas laimi poziciją ir tuomet jau paskutiniu smūgiu pabaigia tašką. Tai yra tarsi greitieji šachmatai bėgant. Dabar labai gražiai sukonstruoja ataką Emilija. Matėme, buvo pauzelį, kai jinai galėjo rinktis ar žaisti iš backhando ar iš forehando. Pasirinko backhandą, tuomet jau pratęsė iš forehando ir laimėjo tašką. Matome, atidaro top spinų tiesią liniją iš backhando Emilija Ryliškytė žaidimo, tačiau čia pat Kornelija pasiunčia bombą iš forehando. Nežinau, kiek tiksliai pataikė su rakete, dėl to, kad kontakto garsas buvo truputį nestabilus atrodė arba įtartinas, bet kamuolys leidosi kokybiškai ant stalo. Taigi 11-6 sesės pasidalina po laimėtą setą. Rezultatas lygus. Apšilimas abiejų tikrai atliktas gerai. Matysime, kaip seksis toliau. Tas hook padavimas, nesu tikras, ar jį pjauta, kada nors apskritai servuoja Kornelija. Šiek tiek jinai, kad prideda pjauto apatinio sukimo. Tai tiesa. Tačiau jai tik to ir tai reikia, kadangi jinai visuomet ruošiasi
užmetimui, kuris paprastai bus lėtas ir nespės pradėti top spinus. O sutrumpinti tokį padavimą neiškeliant kamuoliuko, įmanoma tik tai į kairį, į backhandą Kornelijai. Ten jinai irgi yra manau pasiruošusi. Jeigu bus trumpinama į forehandą, neišvengiamai kamuoliukas pakils, nes prieš tai turėjo šoninio sukimo nuo padavimo. Ir prie to kamuoliuko aukštesnio Kornelija irgi spės. Tai jinai po padavimo realiai labiausiai dengia abu savo kraštus stalo, ruošdamasi pradėti atidaryti žaidimą, topsuodama iš kairės arba iš dešinės. Vadinasi, jos varžovė šiuo atveju sesė Emilijai reikia ruoštis, kad viskas bus aiškinamas žaidimo metu. Kad ir kaip jinai priimtų padavimus, tie openeriai vis tiek bus atlikti iš Kornelijos Ryliškytės, juos reikės blokuoti arba persukinėti. Čia jau prasidės žaidimas, kuriame pirmą diktuojančio žaidėjo poziciją visuomet po padavimų dažniausiai užims Kornelija po savo padavimų. Tai teks ją arba persukti, arba blokuoti kažkur labai giliai kamuoliukus ir išmušti iš pozicijos Korneliją, kad jinai galėtų topsuoti tik tai toldama nuo stalo, kai didėja judėjimo plotas, kurį reikės padengti, taip pat mažėja greičio galimybės. Tad matome, Kornelija įsikibus į žemę, nenori trauktis nuo stalo. Dabar pavyksta ją šiek tiek išbalansuoti Emilijai Ryliškytei. Jie išprovokuoja klaidą varžovės. Lygiai taip pat matome šitas padavimas iš backhando trumpas į dešinę, lemia, kad nupjauti, kaip matome, jį yra sunku. Užmetimas į forehandą yra tikrai, kur Emilija pasiruošusi. Užmetimas į backhandą gali būti, bet jisai bus lėtas ir Emilija irgi pasiruošusi topsuoti, nes topsuoja abiem pusėm. Tai vėlgi jinai žaidimą bet kokiu atveju pradės iš top spino, lieka vienintelė galimybė sutrumpintą padavimą, praktiškai trenkiantis rakete į stalą. Tačiau čia yra labai aukšto meistriškumo elementas, kurį turi tik topiniai pasaulyje sportininkai. Nuostabus taškas. Abi puikiai pasirodė. Galite matyti, kaip palengva Kornelija stūmė savo varžovę, šiuo atveju Emiliją, nuo stalo, spausdama į kairę, tačiau šiek tiek pataikydama vis į pozicijas, kur yra alkūnė ir panašiai, kas neleidžia Emilijai žaisti aktyviai į Kornelijos smūgius, o tik tai išlaikyti kamuoliuką geriausiu atveju ant stalo. O toks kamuoliukas jau yra lėtesnis ir Kornelija vėl atakuoja, siūsdama dar kažkurį kraštą kairėje pusėje, dar priversdama varžovę trauktis ir galiausiai užbaigia ataką smūgių iš forehandų. Dabar vėl matome šitas hook padavimas į dešinę. Jeigu Emilija jį topsuos, jinai iš esmės gali topsuoti tik tai įstrižai dėl to padavimo suteikto sukimosi kamuoliukui. O ten jau Kornelija laukia paruošusi persukimą. 4 iš eilės taškus berods ar 5 pralaimėjo Emilija. Kreipėsi į save vardu, kad atkreiptų dėmesį ir pažadinti save. Netinka šitie truputį sprendimai ar būsena, reikia kažko kito. Labai gerą padavimą renkasi, prieš tai sveikė puikiai. Štai matome, pavyksta jį priimti ir papjauti. Kornelija gan neblogas priimas į vidurį, bet vis tiek Emilija ruošiasi, kadangi tas kamuoliukas, kuris atskris po padavimo, vis tiek bus lėtas. Štai matome, diktuoja Emilija. Dabar pasiseka truputį Kornelijai Ryliškytei. Vis dėlto gavusi į kamuolį į vidurį Emilija smūgiavo nebejodama, bet kūno pozicija galbūt buvo truputį neteisinga, nepavyko pataikyti kamuolį. Dabar sukimu ir minkštumu remdamasi sužaidžia Kornelija Ryliškytė. Nustebino savo varžovę. Stipriai įsuktas kamuoliukas, kaip matome, atšoko nuo Emilijos labai toli. Dabar Kornelijos firminis smūgis, lyginantis rezultatai 9-9. Štai ką ir norėjau pasakyti prieš susitikimą, kad viską lems tam tikra psichologinė būsena, kuri artima galbūt labiausia kažkokio tipo meditacija. Kai iš 1-8 žaidėjas grįžta į 9-9, jisai gali žaisti be klaidų labai daug, kai prieš tai atrodė suklysti negali Emilija. Ir jos keičiasi tokiomis serijomis. Tai yra iš esmės žaidžiama
praktiškai užsimerkus. Visi tie techniniai sprendimai yra labai gerai žinomi abiem žaidėjom. Tai visa kalba yra apie tai, kokios būsenos abi sportininkės yra. Ir nesu tikras, ar čia geriau remtis yra tuo stipriai išreikštų aš, tokiu būseną, kurioje dominuoja ego, ar vis dėlto yra geriau eiti su ta žaidimo tėkme ir tiesiog panerti į tą žaidimą ir žaisti absoliučiai intuityviai. Kai būna sportininkai, kurie susitinka rečiau, yra taktinis planas, kaip kažką išnaudoti, kai žaidžia žaidėjus, kuriuos treniravosi kartu visą gyvenimą, vargu, ar koks nors techninis sprendimas ar taktinis sprendimas gali labai veikti vieną ar kitą žaidėją. Čia labiau bus psichologija. Ir dabar Kornelija įgijo ką tik labai naudingą savo momentą. Ne tik dėl to, kad laimėjo šį setą, bet dėl galimybės, kad Emilija nusimins, pirmavusi tiek daug ir pralaimėjusi šį setą. Stabiliau. Šiuo metu atrodo Kornelija Ryliškytė. Emilija truputį labiau atrodo išsiblaškiusi. Teks viską sutelkti į tokį tunelinį matymą, kad pakovoti dėl pergalės. Gauna savo nusiteikimą, atrodo, Emilija Ryliškytė. Sudėtinga matyti Kornelijos padavimą. Dabar fantastiška tapstina. Visą gerai padarė. Emilija tiesiog atidarintysis topsas skriejo varžovai į forehandą, kai buvo galimybė padaryti į tiesią liniją. Nepaisant to, Kornelijai vis tiek reikėjo atlikti persukumą, tai šiuo atveju jinai atliko jį iš esmės neatremiamai. Neranda ritmo. Emilija pametė truputį ritmo, o jį labai gerai turėjo pirmajame sete. Aišku, čia susijęs tuo, kiek jai leidžia žaisti varžovų. Labai gražus pasisukimas į kairį kampą, kurį atlieka Kornelija Ryliškytė. Jinai žino, kad po to padavimo, jei kamuoliukas bus pjaunamas, jisai bus aukštesnis ir atskries lėtai. Pilnai pasisuko sportininkė ir atliko gilų topspinį. Nervuojasi Emilija, nemato, aš manau, padavimų.
Yra diskutuotinas šitų hook padavimų klausimas ir pasaulio stalo teniso lygmenyje. VTT serija jau uždraudusi, kiek buvau informuotas, šį padavimą, kadangi varžovas nemato kontakto su kamuoliuku, kuris gali būti, raketės su kamuoliuku kontaktas gali būti paslėptas kūnu, galva, pečiu ir panašiai. Ir pavyzdžiui, Emilija servuoja tarsi taisyklingesnius padavimus, kurie yra labiau klasikiniai, o Kornelija remiasi padavimu, kuris labai efektyvus, tačiau galbūt arti legalumo ribos. Vis dėlto, kaip ir minėjau, teisėjauja ne žaidėjai. Ir jei teisėjai mano, kad tas padavimas yra teisingas ir teisėtas, tuomet toks jis ir yra, bent jau šiame finale. Puikiai smūgių serija. Labai gražų tašką laimė Emilija Ryliškytė, puikiai sužaidė abi sportininkės. Gražus tavo tenisas. Labai gražia ataka. Čia yra geriausia, ką galime stalo tenisą padaryti. Tai yra 3 topspinai tarpusavyje po padavimo yra sujungti taip harmoningai. Visi smūgiai turėjo puikų garsą, kai raketė kliudė kamuoliuką. Viskas aiškiai išreikšta, žemos trajektorijos top lygis šio taško. Priešingai dabar matome, kaip greitai pasikeičia situacija, kai sėkmingai priėmė padavimą Kornelija Ryliškytė, sutrukdė varžovę. Emilija buvo pradėjusi praktiškai užsimojimą jau iš forhendo ir teko eiti prie trumpo kamuolio. Ir kai to ateini su tokiu dideliu svoriu, praradęs pusiausvyrą, iš tikrųjų kamuoliuką trenkėsi visų kūno mase sportininkas ir turi suamortizuoti to kamuoliuko nusileidimą, tai yra priimti jo, neutralizuoti tą jėgą, kuri atsineša kamuoliuką savyje. Ta padaryti labai sudėtinga, kai tu esi nepusiausvyroje ir negali užvaldyti kamuoliuko. Tai iš esmės išeina, kad kamuoliukas nemušamas, o jis nuo tavęs atšoka. Tai yra atšoka nuo sportininko ir nuo jo raketės, o tas atšokimas jau niekada nebus kontroliuojamas. 3-1 priekyje daugkartinė Lietuvos čempionė ir per vieną setą nuo 8 iš eilės, baisu tą sakyti, čempionės titulą. 8 metai iš eilės. Reikėtų patikrinti Rūtos Paškauskienės titulus, ar buvo tokia ilga serija be pertraukų. Kiek žinau, buvo labai panaši. Bet vis tiek tai yra labai įspūdinga. Šluoja, išvalo, dulkes nuo stalo nušluoja kairiam kampe Kornelija. Gerą topsą atliko Emilija Ryliškytė, bet gavo persukimą tiesiai liniją, kas rodo, kad galbūt dar vienas bėgis yra Kornelijos žaidime, kurio mes nepamatom. Arba kuris galbūt nėra taip prisijaukintas iš esmės, tačiau laikas nuo laiko mes pamatom epizodus, kurie yra su jėga ir galia. Topspino iš dešinės viršyje absoliučiai viską, ką mes matom Lietuvos stalo tenise tarp merginų. Visiškai pilnai vyriškas galingas topspinas iš forhendo. Čia yra darbinis per sukimą topsuojantas kamuolys. Man labai gražu matyti, kad Kornelija renkasi juos sąmoningai. Dabar jau subriauna smūgiuotas kamuolys, leidžiasi ant stalo, bet vėlgi sekasi geriems. Labai gražiai sukonstruoja tašką Emilija, reikės daugiau tokių atakų, stabili, konkreti mintis, viskas puikiai atlikta.
tikrai turi su kuo konkuruoti Emilija, bet uždavinys yra komplikuotas. Priminsiu, kad šį Lietuvos čempionatą remia Alytaus miesto savivaldybė, Alytaus sporto centras, naminiai Jolantos Šakočiai, organizavo Lietuvos tautų tenisų asociacija. Matome, kaip ieškojo progos susikurti savo galimybę gauti aukštesnį kamuolį Kornelija Ryliškytė. Atliko 3 iš eilės topspinus iš forhendo, kurie buvo paremti minkštų kamuoliuko įsukimu. Nei vieną kartą nesuklydo blokuodama Emilija Ryliškytė. Suklydo ta prasme, kad kamuoliukas būtų iškeltas aukščiau ir jį galėtų nušluoti nuo stalo Kornelija. Tai kantriai, kurdamas savo progas, negavo progos ir tą tašką ėmė Emilija, nukreipdama kamuoliuką varžovę į forhendą labai giliai. Dabar matome, jau rado progą stipriai atakuoti Korneliją ir užbaigė tašką savo naudai. Ir čia galite matyti, kiek greito žaidimo metu turi būti laisva sportininko mintis, kad jis galėtų pasirinkinėti tam tikrus sprendimus tam tikram diapazone arba intervale. Tai reiškia, kad jis negali būti paniškas, skubantis arba kažkokiam nerime, nes visą tai atsispindės pasirinkamuose sprendimuose. Puikiai sužaidžia Emilija. Pervedė Korneliją į forhendą varžovai kamuoliuką, ne tokį, kuris būtų padiktavęs arba suteikęs galimybę išmušti varžovę iš pusiausvyros. Ir Emilija iš karto atsako labai gražių topspinų nuo atraminės kojos ir neatrimiamas vineris, kad tokie kamuoliukai čia nepraeis. Dabar matome vėl Kornelija priversta pasisukti į kairį kampą, tiksliau jinai ten nueina pati, vėl remiasi sukimu, tikėdamasi gauti pasyvesnį bloką, kurį galėtų agresyviai pulti iš forhendo, bet Emilija nestiprų topspiną permuša varžovę tiesią liniją į forhendą ir priverčia ją griūti nuo kojų. Dabar jau atvirkščiai, štai matome įgilina kamuoliuką į bekendą Kornelija Ryliškytė ir varžovė jau negali, būdama be pozicijos, atlikti kažkokio kokybiško smūgio, tik atmeta kamuoliuką ant stalo, kuris yra nušluojamas. Turėjo galimybę ir padovanoja Kornelija tašką, apsikeitė dovanom abi sesės. Abi vienu metu ištiko techninis brokas, galbūt tai ir yra labai svarbi akimirka šiame susitikime. Matysime, bet neįprastas truputį epizodas. Dar kartą bando sužaisti tiesiai liniją, blokuodama aktyviai kamuoliuką ir užvaldydama blokavimo metu Emilija Ryliškytė. Sudėtingas šis yra smūgis, kelias, kuriuo skrenda kamuoliukas tiesiai linija, yra trumpesnis nei įstrižai. Puikiai ataka. Fantastiškas tavo tenisas. Abi nusipelno tikrai salėje aidančių plojimų. Labai gražiai abi sportininkės išlaikė pusiausvyrą, apsikeitinėjo smūgiais, ir galų gale taškas vis tiek turės pasibaigti kažkieno naudai. Abi sportininkės demonstruojančių tokį žaidimo lygį yra laimėtojos bendraja prasme. Puikus įgūdis. Gaila, kad už jį tik tai mažai moka, kaip sakė Jasikevičius. Gerai besiginančių krepšinį. Gražiai priėmė padavimą Kornelija, sutrumpina padavimą, atima iš varžovės bet kokias galimybės atakuoti. Užsimojusi buvo beveik Emilija ir teko eiti prie trumpo kamuoliuko ir nepavyksta. Štai, žaidėme taip ilgai ir dvi paprastos atrodo klaidos nulėmė, tačiau kad